metų kovo mėnesį jau pasakojame apie planuojamus infrastruktūros gerinimo darbus tarp Smiltelės gatvės ir Jūrininkų prospekto, palei triukšmingą Šilutės plentą. Ta kartą minėjome, jog čia turi atsirasti naujas žalumos kampelis. O dabar jau matome, jog planai virsta realybę ir seniai užmirštoje lygumoje matyti būsimo parko kontūrai. Daugiau nei 6 hektarų plote bus kuriamas parkas, kuris taps poilsio, sporto ir susitikimų vieta pietinės miesto dalies gyventojams bei svečiams. Ši teritorija ilgus metus buvo apleista, menkaverčiai krūmynai, neišvaizdūs plotai tarp daugiabučių ir magistralinio kelio. Tačiau netrukus čia sužaliuos nauji medžiai, o triukšmą nuo plento užstos tanki apsauginė želdinių juosta. Būsimajame parke planuojamos aktyvaus laisvalaikio, sporto ir vaikų žaidimo erdvės. Centrinėje parko dalyje numatyta erdvė renginiams, bendruomenės susibūrimams. Bus pasodinti 582 medžiai, neskaičiuojant daugybės krūmų. Teritorijoje taip pat planuojama įrengti takus pėstiesiems bei dviratininkams. Suoliukus, paspirtukų ir dviračių stovus, vandens fontanelius, apšvietimą, šunų vedžiojimo aikštelę. Kita reikalinga infrastruktūra. Pranešama Klaipėdos miesto savivaldybės internetinėje svetainėje. O mums net sunku to patikėti, jog tokiame gausiai apgyvendintame daugiabučių namų rajone, kuriame auga būsimosios klaipėdiečių kartos, iki šiol nebuvo padarios poilsio ir pramogų teritorijos. Planuojama, jog per 2026 metus parkas jau turėtų būti įrengtas. Šių darbų vertė 2 650 000 eurų. ES lėšomis bus padengta iki 85% darbų vertės. Tad tikime, jog naujasis parkas taps dalimi žaliosios Klaipėdos vizijos. Miesto, kuriame gamta ir žmogus gyvena darniai. O mes įsilydami į šią perspektyvą tikėmės tapti augančio ir modernėjančio, bet nepamirštančio savo istorijos, miesto dalimi. Tad palaikykite šią kūrybinės saviraiškos iniciatyvą savo patiktukais ir komentarais. Tai suteikia prasmę kurti naujus video ir galimybę augti šiam kanalui. Beje, mes taip pat turime Facebooko paskyrą, kuri taip ir vadinasi Klaipėda TV. Nuorodą į šią skaitmeninę bendruomenę rasite ir po šiuo video aprašyme. Prisidėkite kuriant Klaipėdos televiziją. Ir ačiū, kad esate kartu.